gal labiausiai mane kaip žmogų palietė, kai aš lankiausi pas vieną nuteistoją mamą namuose, kai 1,5 valandos jinai vartė albumus, rodė giminės medį, nuolat ašarojo ir sakė, mūsų giminiai taip niekad nebuvo. Ir mano sūnus yra geras žmogus. Ir tada jinai prisiminė tokią istoriją, sako, žinot, prieš daug metų mūsų šeimos žiguliuką nuvarė jaunuolis. Ir aš taip pykau ant jo, kad negalėjau aš jam atleisti. Ir gal dėl to man gyvenime atsisuko šita situacija su sūnumi. Ir man tai buvo taip jautru, kad 16 metų mama ieško to X faktoriaus, to dalyko, dėl ko taip nutiko jų gyvenime, atsiribojusi nuo kaimynų, slepianti šitą situaciją darbe, kolegom nesakanti, kur yra jos sūnus, ir pasilikus viena, nuolat ieškanti atsakymo ir laukianti kasdienio sūnaus skambučio 16 metų. Kažkada, čia nepamenu prieš kiek laiko, dar tada nebuvau savanoris, bet jau link ten jau mane norėjo kaip ir imti. Tai buvo, mes visi žaidėm tinklinį, atsimenu, ir tada vienas vaikas tiesiog sėdėjo, vienas prie jūros, sėdėjo ten, kasė savo kojas, kasė smėlį ir taip toliau. Ir jisai ten sėdi visą tą laiką, kol visi žaidžia, smaginasi, jisai ten vienas sėdi. Ir aš nuėjau prie jo, pakalbėjau, susipažinom normaliau, rimčiau, pasikviečiau pažaisti ir tada padėkojo jisai man gale dienos, kad aš jį pakviečiau, kad turėjo ką veikti, kad išnaudojo visą tą savo energiją, kurią buvo sukaupęs. Tai kai pradėjau dirbti Lietuvos Karite, pradėjau dirbti programoje pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukos. Ir mano pirmoji klientė buvo Romų tautybės moteris, kuri buvo priklausoma nuo narkotinių medžiagų ir kuri buvo nukentėjusi prekybos žmonėmis byloje, nes Romų tautiečiai, jos tautiečiai, ją vertė pardavinėti narkotinės medžiagas. Ir jos pati Romų tautybė, tautiečiai, jos broliai, seserys, jos pačios nepriėmė. Ir jinai tikrai papasakota savo istoriją, kaip daugiau negu 2 kartus vos pati nemirė nuo perdozavimo ir kad tikrai jautėsi labai prastai. Ir jinai, kai jau pas mus atėjo, kai aš su ja susipažinau, jinai laukėsi mergaitės ir visos tarnybos ir jie netikėjo, kad jinai gali pagimdyti tą vaiką ir net jeigu pagimdys, tai tikrai tikėjo, kad jinai to vaiko neaugins. Jinai yra prieš tai turėjusi 2 vaikus, kur juos 2 vaikus augina jos giminaičiai ir dėl to gal netikėjo, kad jinai gali dabar jau norėti tą vaiką auginti, nes jinai pati viešai sakydavo, kad jinai nori stengtis, bet jinai tikrai stengėsi, kiek jai pavyko ir kažkaip mes Karite jie tikėjo. Tai labai graži istorija, nes jinai turi dabar ir antrą mergaitę ir darbuojasi ir tos mergaitės tikrai jau į mokyklą eina. Tikrai labai graži patirtis, kai žmonės supantys, žmonės, kurie nori padėti, gali tikrai atverti savo širdį.